pernai dalyvavau OIX organizuojamam renginyje ir iš jo išvykau kupina optimizmo, tikėjimo, kad esam teisingam kelyje. Todėl labai tikiuosi, kad ir šiandieninis mano pranešimas įkvėps esančius šiame skaitmenizacijos kelyje. Tai pirmiausiai, kas esame mes? Tai Orkla ASA yra viena pirmaujančių pramonės investicijų bendrovė, kurios būstinė yra įsikūrusi Osle, Norvegijoje. Jos veiklos sritis yra ilgalaikis ir tvarus prekės ženklų vystymas ir į vartotojus orientuotos įmonės. Šiuo metu Orkla portfelyje sudaro 10 kompanijų ir veikia 6 veiklos srityse. Tai Orkla Foods, maisto produktai, Orkla Snacks, saldumynai ir užkandžių produktai, Orkla Ingredients, ingredientai kepykloms ir pramoniai, Orkla Health sveikatos priežiūros produktai, Orkla Home Personal Care namų bei asmens higienos produktai ir Orkla House Care namų priežiūros produktai. Lietuvoje veikia viso 5 Orkla įmonės. Orkla Foods portfelio įmonės veikia Šiaurės bei Baltijos šalyse bei Vidurio Europoje, pristatydamos gerai žinomus prekės ženklus vartotojams. Orkla Foods Lietuva esame mes. Savo veiklą jau vykdome daugiau negu 30 mečius Lietuvoje ir esame kaip patikimas gamintojas, tiekėjas, platintojas bei prekės ženklų vystytojas. Didžiuojamės galėdami pasiūlyti gana platų produktų asortimentą, pažymėtais tokiais prekiniais ženklais kaip Suslavičius, Pilva, Felix, Palums ir daugelis kitų. Mūsų portfelis apima keletą maisto kategorijų, bet daugiausiai orientuojamės padažuose, pagarduose, marinuotose daržovėse, dribsniuose bei šaldytose patiekaluose. Deriname dešimtmečių patirtį, novatoriškus sprendimus bei ilgalaikį įsipareigojimą tvarumui. Todėl IT sprendimai yra vieni iš jų ir džiaugiuosi galėdama pristatyti mūsų įmonės patirtį šioje srityje. Tai pirmiausiai, kodėlgi reikėjo mums skaitmenizuotis? Tai viena iš priežasčių buvo verslo procesų neefektyvumas. Pastebėjome, kad įmonėje turime daug ir įvairių procesų, kurie ganėtinai yra apkrauti daug nereikalingų žingsnių, darbai ganėtinai dubliuojami, daug rankinio darbo, daug Excelio lentelių, daug popierizmo ir norėjosi visą tai efektyvinti ir viena buvo iš priežasčių. Kita priežastis buvo žmogiško faktoriaus rizikos neutralizavimas. Ganėtinai didelė procesų dalis yra vykdoma buvo rankiniu būdu. Įmonėje esam tikrai nemažai darbuotojų, kurie dirba ne vieną dešimtmetį įmonėje. Ir pastebėjome, kad kartais būdavo tokių situacijų, kad žmogus išeina atostogų, su juo išeina ir tam tikri darbai. Tai norėjosi tai neutralizuoti, norėjosi, kad to žmogiško faktoriaus būtų kuo mažiau. Ir kad ta mūsų nauja sukurta erdvė būtų erdvė visiems, o ne kažkam vienam. Todėl kita priežastis buvo, kad ERP sistema nebetitiko mūsų įmonės poreikių. Ir prieš tai naudojame Navisioną, 5 versiją, turėjome fizinius serverius, kuriuos reikėjo prižiūrėti, aptarnauti. Ir tikrai mes buvom pakankamai stipriai tą Navisioną savo išsivystę, tikrai ganėtinai ilgai mes su juo dirbom, tačiau pastaruoju metu IT technologijos labai sparčiai vystėsi ir esant tokio didelio koncerno dalimi supratom, kad turi koja kojon žengti su technologijomis ir tiesiog programa sunkiai kalbėdavosi su kitom sistemomis, todėl kita priežastis buvo, kad augo mūsų poreikis lankstumui, integracijos, automatizavimui ir programos tarpusavyje su Navisionu sunkiai kalbėjo tuo metu ir supratom, kad turime diegti modernę ERP sistemą, kuri padėtų mums įgyvendinti augimo strategiją. Ir norint judėti pirmyn ir valdyti verslą efektyviau, buvo priimtas sprendimas keisti ERP sistemą, nes supratome, kad stovėjimas vietoje šiuolaikiniam versle tai tarsi judėjimas atgal. Ir turbūt sutiksite, kad augimas nėra pasirinkimas. Tai yra būtinybė ilgalaikiam išlikimui, atsinaujinimui
ir vertės kūrimui. Taigi, kokius kėlėme tikslus projektui? Tai pirmiausiai norėjom supaprastinti sistemų administravimą ir jos optimizuoti, kadangi turėjom daug ir įvairių skirtingų sistemų, jas aptarnauti reikėjo daug ir žmogiškų išteklių ir atimdavo daug laiko, norėjome sukurti sistemą bendrą, kad būtų paprasta administruoti, turėti aiškę struktūrą. Kitas tikslas buvo eliminuoti neefektyvius ir beprasmiškus procesus. Dažnai darbuotojai prasmina savo darbus, darydami tam tikrus, galbūt kartais tai pavadinčiau beprasmiškus darbus, kurie susikaupia per tam tikrą laiką, o ypatingai jeigu jau įmonėje dirba darbuotojai ne vieną dešimtmetį, tai tie darbai jau pakankamai tikrai buvo gerai tarsi apžiūrėti, bet tie procesai, kurie vyko prieš 10-20 metų, jau šiai dienai atrodo nebe tokie efektyvūs. Todėl labai norėjom kritiškai peržiūrėti visą tą procesą mūsų darbų ir išsigryninti esmę, išsigryninti tai, kad būtų jie logiški, aiškus ir maksimaliai naudingi tiek įmoniai, tiek darbuotojai. Ir įdiegus sistemas dabar darbuotojai gali dirbti vertę kuriančius darbus, o tokius techninius darbus dirba sistema. Ir kitas tikslas buvo užtikrinti sistemos saugumą ir atitiktį. Tai visada kėlėme ir keliame į pirmą vietą saugą kaip prioritetą, tai tiek darbų sauga, tiek kibernetinis saugumas yra numeris 1, nes siekiant užtikrinti verslo vystymąsi, tai yra būtina. Todėl turėjome tikslą, kad sistema aptarnautų mus, o ne mes sistemą. Ir kokį kelią mes praėjome. Tai kelias buvo ganėtinai ilgas, vingiuotas, pilnas įvairių kalnelių ir nuokalnių. Tai pirmiausiai turėjom susitikimus su koncerno vadovybė, su IT, bandant įrodant naujos ERP svarbą. Tai tikrai užtruko ganėtinai ilgai. Tai vien įrodant, kodėl mums reikalinga ERP, paskui kitas etapas buvo, kodėl Business Central mūsų įmonės yra tinkamiausias sprendimas. Galiausiai po ilgų diskusijų gavome patvirtinimą šitam projektui ir atlikome poreikio analizę. Tai darėme detalę analizę ir vertinomės, kokie reikalingi procesai, kad apimtų mūsų ERP. Taip pat nusimatėme, kokios bus reikalingos integracijos, apsibrėžėme biudžetą. Tada sekančių žingsnių buvo ERP programos pasirinkimas. Tai kadangi prieš tai naudojame Navisioną, tai labai norėjome, kad ir naujoji ERP sistema nebūtų labai nutolusi nuo Navisiono. Ir dar vienas iš faktorių tai, kad mūsų pagrindinė visa IT infrastruktūra yra susijusi su Microsoftu. Tai Business Central atrodė tinkamiausias sprendimas. Sekantis žingsnis buvo potencialių diegėjų paieška, atranka bei pasiūlymų analizė. Tai rinkdamiesi diegėją tikrai daug dėmesio skiriame ne tik techninėms kompetencijoms ir patirčiai, bet ir komunikacijai, požiūriui į klientą, vertybiniam suderinamumui. Ir čia tikrai ypatingai išsiskyrė OXIO, su jais tikrai buvo lengva ir paprasta bendrauti. Jie nuoširdžiai įsigilindavo visus klausimus, kruopščiai pasiruošdavo, tikrai viskas vyko pakankamai produktyviai, atrodo viskas buvo natūraliai, be kažkokių perdėtų įsipareigojimų, mus sieja tik bendros vertybės ir bendras tikslas, stiprus tarpusavio pasitikėjimas. Ir esu tikra, kad diegėjo kompetencija ir patirtis yra kertiniai sėkmės veiksniai. Todėl sprendimas pasirinkti OXIO kaip pagrindinį diegėją buvo pagrįstas ir tvirtas. Ir čia tikrai norėčiau nuoširdžiai padėkoti Donatui, Žilvinui ir visai diegimo komandai, kurie tikrai labai stipriai prisidėjo prie mūsų komandos, prie mūsų projekto įgyvendinimo. Jų įsitraukimas, aiški argumentacija, kruopštus pasiruošimas buvo tikrai stiprus, tai tiek formuojant koncerno pritarimo mūsų ERP sprendimui, tiek ir bendrai viso projekto sėkmei.
Sekantis žingsnis buvo projekto komandos suformavimas. Tai vidinė komanda tai yra sėkmės taip pat pamatas. Ir atsižvelgiant į reikiamos kompetencijas, numatytus tikslus, buvo surinkta komanda mūsų įmonėje, buvo paskirtas projekto lyderis, išrinkti key useriai atsakingi už tam tikras sritis. Na ir 23 metų sausį mes startavom su Business Central GeoFit analizę. Čia matote, kokius diegimo etapus turėjom, kiek viskas užtruko. Buvo planas, labai turėjom pirmą viziją startuoti naujais metais, 24 sausį su nauja ERP programa. Tačiau ir vėl turbūt pasakyčiau, kad OX jo profesionalumas mus sudėliojo taip, kad mes pradėtume ir startuotume užtikrintai, pasitinkinti savimi ir būtume pasidarę visus procesus laiku. Tad 24 balandį mes startavome su naujaja mūsų ERP, Business Central. Lygiai grečiai dirbome dar ir su kitais projektais, todėl pasileidus Business Central, pasileidome ir Power BI analitiką, įgalinom Power Automate tam tikrus rankinius darbus atlikti. Na ir buvo paleistas visiškai nuo nulio sukurtas Oracle Demand Planning Toolas, kuris puikiai padarytos puikios integracijos su Business Central. Na ir kokias mes Microsoft'o sistemas naudojame. Tai turbūt nei vienas neįsivaizduojame savo kasdienės darbinės veiklos be pagrindinių Microsoft 365 programų, Teams'as, Outlook'as, Excel'is ir panašiai. Tada nuo pernai metų naudojam Business Central kaip verslo valdymo sistemą, kuri apima pagrindinės įmonės veiklos sritis, tai yra finansai, pirkimai, pardavimai, sandėlio operacijos. Ir įdiegus naują ERP programą atsirado galimybės naudotis ir kitomis Microsoft'o sistemomis. Tai kaip pavyzdys SharePoint'as, kur yra ir kaip mūsų failų dokumentų saugykla, dokumentų valdymo sistema, kaip diegiame. Tada Power Automate įgalino mums skaitmenizuoti, automatizuoti tam tikrus verslo procesus. Tai kaip pavyzdys, turėjome tam tikrų darbų, kur žmonės eilę metų jungdavosi kompiuterį nepriklausomai. Ar tai savaitgalis, ar šventinė diena, ar atostogos, turėdavo atlikti tam tikrus darbus, kaip pavyzdys sukelti į grupės įmonės FTP serverius ir tai tikrai jau buvo išseikinęs toks rankinis darbas žmonės ir būtent tas palengvino įdiegus Business Central ir įgalinus Power Automate atlikti tos darbus automatu. Tai būtent šitas dalykas tikrai labai mūsų įmoniai, tie, kas darė, labai tai įvertino. Na ir Power BI verslo analitika. Tai verslas be analitikos ne verslas ir būtent naudodami Navision turėjome kitokį analitikos įrankį, tačiau jis nebuvo toks lankstus, pats Navision'e neturėjom tokių gerai apsirašę tam tikrų dimensijų, tai būtent per Power BI analitiką mes šiai dienai turim tikrai ganėtinai išsamią analitiką, daug ataskaitų. Ir šitoj vietoj turbūt irgi norėčiau pabrėžti ir skirti, kad mes diegimo komandai ne vieną kartą labai akcentavome, kokios mes analitikos norėsime, tad jie įsiklausė į mūsų lūkesčius ir padėjo mums sudėlioti viską tinkamai, kad mūsų analitika šiai dienai būtų tikrai išsami ir galėtume priimti duomenimis grįstus sprendimus. Patarimai. Tai kokie būtų patarimai remiantis mūsų įmonės patirtimi šioje skaitmenizacijos šiame kelyje? Tai vienas iš jų tai yra būtinas projekto lyderis. Tai yra labai svarbu, kad įmonėje paskirtas projekto lyderis būtų tas, kuriam projektas būtų pakankamai ganėtinai stipriai reikšmingas, kad gebėtų komunikuoti ir koordinuoti vidinės komandos veiklą, būtų puikus komunikatorius su diegėjais, ypatingai pas mus dar buvo ir kadangi Oracle'os IT reikėjo irgi komunikacijos, tai tikrai turi būti žmogus, kuriam projektas yra aukščiausiam lygiai ir kuris turi aišku tikslą. Kitas patarimas - tinkama komunikacija. Tai būtent esant prastai komunikacijai labai dažnai kyla
darbuotojų pasipriešinimas. O ypatingai, jeigu tai yra susiję su skaitmenizacija, tai natūraliai žmonės dar labiau priešinasi, nes kyla abejonės dėl tolimesnio savo išlikimo, dėl valdymo technologijų ir panašiai. Ir jeigu ta komunikacija yra pakankama, tinkama, jeigu nuolat yra komunikuojamas tiek su vidinė komanda, yra pabrėžiama projekto nauda ir svarba tiek organizacijai, tiek įmoniai, kad darbuotojai žinotų, kur gali kreiptis kilus klausimam, kad jie visą laiką galėtų jaustis išklausomi, nes tikrai būdavo tokių situacijų, kai, sakykime, galbūt darbuotojai jausdavosi, kad gal kažką pamiršau pasakyti ir įdiegų sistemą, gal aš to neturėsiu. Tai turėjom tam tikrus, sakyčiau, irgi Excelius, kur galėjo fiksuoti savo klausimus. Mes reguliariai susitikdavom su vidinė komanda, peržiūrėdavom, jeigu kildavo kažkokių diskusijų, tada kreipdamas į OXIO diegimo komandą, kad tikrai visiems viskas būtų aišku ir suprantama. Kitas patarimas - vadovų palaikymas. Tai tikrai yra labai svarbus dalykas, būtent vadovų palaikymas. Ir jeigu vadovai tiki to projektu ir parodo tą tikėjimą įmoniai, tai komanda tikrai pradeda tikėti, kad tai yra ne kažkokia laikina iniciatyva, o tai yra rimtas projektas. Ir turbūt net geniali idėja yra pasmerkta žlugti, jeigu vadovai jie netiki. Tai mūsų atveju tikrai buvo labai stiprus vadovų palaikymas ir kai kartais atrodydavo, kad kyla tam tikros abejonės, tai visą laiką gaudavai tam tikrą palaikymą, kuris tikrai labai daug irgi prisidėjo prie tolimesnės sėkmės. Na ir daugiau gal jau iš tokių techninių dalykų, tai kuo daugiau standartinių funkcionalumų ir mažiau modifikacijų. Tai mūsų atveju mes modifikacijų tikrai turėjom pakankamai daug. Tai vienos modifikacijos buvo susijusios su korporacijos tam tikrais reikalavimais, nes norėjom pasidaryti, kad ta sistema mums būtų patogi dirbti. Tačiau dalis modifikacijų buvo susijusi daugiau ir su individualizuotais darbais. Galbūt bandėme sumažinti įmonėje tvyrančią įtampą, kylantį pasipriešinimą ir tarsi modifikacijomis kompensuoti tai, kad žmonės nepajaustų to didelio skirtumo perėjus į kitą sistemą, kad jie tarsi, kad dirbo vienoje sistemoje, perėję į kitą gali vėl dirbti. Tačiau tai tikrai nėra geras pasirinkimas, nes vėliau tai apsunkina tam tikrus kitus dalykus, bet todėl patarimas būtų vėl įsiklausyti konsultantų patarimus, kad startuokite kuo daugiau standartų turėdami, modifikacijas galėsite peržiūrėti ir pasidaryti jau startavus, tai išsigryninę, ko iš tikrųjų reikia. Nes tikrai dabartinė patirtis, jau dirbus daugiau negu metų su šita sistema, pamatome, kad Microsoftas tikrai labai sparčiai vysto Business Central ir galbūt jau tam tikros modifikacijos, kurią esam pasidarę, jau kai kurie sprendimai yra kaip standartiniai, arba dar tam tikri norai, kurie nėra įgyvendinti, nebuvo įgyvendinti, jau yra su standartu atėję. Na ir kitas patarimas, tai repeticijos ir treniruotės prieš go live. Tai būtent mūsų atveju mes tikrai labai stipriai pastarį mėnesį dirbom prieš startą, tai dirbome vidinėje komandoje, turėdavom tokius workshopus, susitikimus, kur pereidom tam tikrus klausimus, tam tikras kasdienės užduotis testinėje aplinkoje. Ir tikrai galėčiau sakyti, kad tai labai irgi stipriai prisidėjo prie mūsų ganėtinai sėkmingo ir lengvo starto, nes darbuotojai buvo praėję pro visus reikiamus klausimus, viską išsianalizavę, jeigu buvo kilę kažkokių neaiškumų, klausimų, tai su konsultantais kuo puikiausiai viską išsisprendėm. Tai tikrai buvo labai, sakyčiau, efektyvu. Na ir daugiau jau apibendrinant, tai ką galėčiau pasakyti, kokie rezultatai ir nauda. Tai Business Central sistema pilnai veikia šiai dienai pagal verslo poreikius, tai yra pritaikyta prie mūsų įmonės specifinių tam tikrų poreikių. Integracija su pagrindinėmis sistemomis, tai duomenų mainai tarp sistemų vyksta automatiškai, todėl išvengiama rankinio darbo bei galimų klaidų.
tai tiek IVAZas, ISAFas, GPAISas, EDI ir tam tikri kiti sprendiniai. Automatizuoti procesai, kurie taip pat labai stipriai palengvino mūsų tam tikras rankinės užduotis. Na ir išsami analitika, kad galim turėti išsame analitiką ir greitai reaguoti besikeičiančią situaciją. Todėl turim didesnį efektyvumą ir produktyvumą, nes darbuotojai gali sutelkti dėmesį į strateginės užduotis, o ne į rankinių duomenų vedimą. Greitesnis sprendimų priėmimas, tai duomenys ir rezultatai realiu laiku, tad galima greitai reaguoti į pokyčius ir priimti tam tikrus sprendimus. Na ir lengvesnis suderinamumas ir atitiktis reikalavimams, tai ERP sistema globaliai nuolat yra atnaujinama, atsižvelgiant į visus mokesčių, apskaitos, duomenų apsaugos ir kitus reikalavimus. Na ir pabaigai norėčiau turbūt visiems palinkėti, kad kiekvienam naujas sprendimas būtų lengvas kaip debesis, o rezultatai tvirti kaip verslo pamatai. Tad labai linkiu, kad ERP jums reikštų efektyvumą, rezultatą ir progresą, nes būtent mums tai šiai dienai ir reiškia. Tai ačiū už dėmesį.